Namų įrašų studija, kabutėse Hamurkė, Sodų 10-3, Kėdainiai 216. Gyveno kartą vienas toks įdomus žmogus ir svarstys apie savo gyvenimo kelius. Nežinojo, kur jis eiti, nežinojo, ar čia likti, nežinojo, kaip čia bus, kokios spalvos yra dangus. Bet buvo lemta taip, jam sutikti ją, tai buvo tikra likimo dovana. Jis padėkojo Dievui už siuntinį šį ir manė, kad kelionė laukia nuostabi. Bet kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus, kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus, jos akis iškart pamatęs liko nieko nepasakęs, bet kalbėjo jo širdis, ji tikrai daug pasakys. Staigiai nusišypsojusi, sustojo greit galvojęs ir sustojo jo širdis, tuščias pasidarė jis, kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus, kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus. Kai jis atsipeikė, jos jau nebuvo, bet jo galvoje kelios detalės užkliuvo. Jis galvoja apie dangų, jis galvoja apie pietus, jis galvoja apie sumuštinį ir nelemtą lietų. Kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus, kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus, kodėl taip turėjo būti, svajoja apie ją, ji nežino net truputį kodėl. Toks mėlynas dangus, kodėl saulė šviečia mums ištisus metus.